Ar jūs kaip nors prisidedate prie kovos su klimato kaita? Prie ko tokie? Na, ar kovojate prieš globalinį atšilimą? Kokią atšilimą? Nu, aš nesuprantu, jūs gal neįsimiegot šiandien. Išeini laukas naglys sušala per akimirką atšilimai. Nu, kokia... Mes net įmonėje išjungiam cechose šaldiklius ir produkciją lauką neišnešiam. Atšilimai. Būtų gerai. Negi jūsų produktus reikia laikyti šaltai. Tai aišku, kad nereikia. Vasarą gali visą vasarą palikti ant palangės gulėti prieš saulę, niekas nesugės. Tai kad dabar cechose daugiau vietos atsirado, tai patogiau ten. Bet tokie temperatūrų svyravimai ir yra globalinio atšilimo pasekmė. Tai jūs norit pasakyti, kad šitas šaltis yra kažkokio atšilimo pasekmė? Taip, aš, nesąmonė čia yra absoliuti, kaip taip gali būti? Visai jau šiandien. Tai nekovojate? Nu, okei. Yra tas jūsų globalinis atšilimas. Tai kaip tu su juo pakovosi? Čia kaip šakėm su malūnsparniu, ar kaip Ford Fiesta prieš Hammerį eitų. Čiagi neįmanomi tokie dalykai. Aš esu gudrus ir protingas. Jeigu priešas yra didelis, tai aš su juo susivieniju. O šitas matomai yra didelis, jeigu jau čia globalinis vadinasi. Kaip suprasti? Paprastai. Aš esu globalinio atšilimo pusėje. Aš su juo išvien. Aš jam padedu greičiau vykti. Nes šitie prakeikti šalčiai jau man užkniso atsibodo, aš nebegaliu. Kaip jūs jam padedat? Tai Hammerį vairuoju. Dabar dar didesnį variklį pasistačiau. Tai ten jau toks, net nežinau tų skaičių. 35 litrų 100 kilų ima. Tai jau didelis toks. Ką dar, cechą šildau, dabar mazutų pradėjau šildyti, anglim, net nafta natūralia. Brangoka, aišku, biški, bet jau tas dūmų juodų gražumas iš to kaminų taip varo. Tai aš net giedrą dieną iš savo namų net matau. Čia jau koks, ką žinau, kiam kilų gautosi, bet taip, labai gerai matosi. Ką dar, namie, aš tai tik tai vonioju, ciklų, nes kas, dušas tai kas, vargolių maudykla. Betgi iškastinis kuras eina į pabaigą. Po 80 metų neliks jo. Tai ką? Tai aš tiek negyvensiu, neplanuoju net tiek. Čia, kaip sakoma, po manęs nors ir tvanas. Iš principo, čia vienintelė gera patarlė paimta iš Biblijos yra. Aš ką, važinėju aš kiek noriu, valgo aš kiek noriu, vandenį leidžiu kiek noriu ir elektros naudoju tiek, kiek noriu. Nes galiu sau leisti. Tai ir darau šitaip. Vargoliai ten tegul ir kovoja su to globalinio atšilimu. Jiems ten ir neblogai sekasi, savaime gaunasi. Taupyti ir visą kitą. Ir iš vis, ką noriu pasakyti, benzinas turi kainuoti 8 litrus, kad važinėt būtų dar didesnė prabanga. Ir jaustųsi jėga. Nes dabar prisivaro tu savo Passato, man šlykštų žiūrėti, aš negaliu. Tai nežadat kovoti prieš globalinį atšilimą? Ne, tikrai ne. Aš esu milijonierius ir aš turiu kur kas svarbesnių reikalų. Kovoti su tais atšilimais, tai čia yra vargolio pramoga. Taip pasakysiu.